sprendimo projektą dėl pritarimo Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijos steigimui. Tarybos sprendimo projekte yra prašoma pritarti regiono savivaldybių asociacijos Klaipėdos regiono steigimo sutarties projektui, pritarti taip pat dalyvavimui šios asociacijos veikloje, bei įgalioti Klaipėdos miesto savivaldybės merą Vytautą Grubliauską pasirašyti regiono savivaldybių asociacijos steigimo sutartį, bei atstovauti Klaipėdos miesto savivaldybei asociacijos veikloje. Prie sprendimo projekto esamos medžiagos yra pridėti asociacijos įstatai. Keletoje komitetų tarybos nariai turėjo pastabų dėl šių parengtų įstatų. Tačiau šiuo tarybos sprendimu mes iš tikrųjų prašome tarybos pritarti asociacijos steigimui bei pasirašyti steigimo sutartį. Pagrindiniai asociacijos veiklos tikslai būtų tokie: užmegzti ir plėtoti ekonominius... Gerbima, gal kolegos galima būtų paprašyti šiek tiek daugiau rimties, nes tikrai sudėtinga pristatinėti ir jo labiau sudėtinga klausyti. Prašau. Pagrindinis asociacijos veiklos tikslas tai yra užmegzti ir plėtoti ekonominius, techninius, tarptautinius ryšius ir derinti asociacijos narių, tai yra 7 savivaldybių veiksmus, naudojantis tarptautiniais ryšiais, bendradarbiaujant su vyriausybės ir nevyriausybinėmis Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijomis, potencialiais partneriais užsienyje bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis. Tikimės, kad ši asociacija padės pritraukti papildomų lėšų iš tarptautinių projektų, tai yra Klaipėdos regionui, ir sustiprins kaip Klaipėdos regioną tarptautiniuose ryšiuose, ne tik kaip bendradarbiaujant, bet ir regioninėje politikoje. Tai vat prašome pritarti sprendimo projektui. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetų dalyvavimas šios asociacijos veikloje kainuotų 44,5 tūkstančių litų, tačiau ir nario mokestis, ir visi kiti klausimai susiję su asociacijos įstatais tikrai gali būti keistini ir atsisakymas arba nebedalyvavimas šios asociacijos veikloje taip pat yra neuždraustas. Tai prašome pritarti sprendimo projektui. Ačiū labai. Aš tiktais galbūt papildydamas jūsų pakankamai informatyvų pristatymą, galbūt dar pridurčiau, kad iš 7 regiono savivaldybių 5 jau šitam steigimui asociacijos yra pritarta. Šiandieną šitas klausimas yra svarstomas Klaipėdoje, Klaipėdos rajone. Ir nebejoju, kad Klaipėdos rajonas, bent kiek teko girdėti preliminariai, tikrai yra nusiteikęs pozityviai šios asociacijos steigimui. Ir noriu drąsiai pasakyti, dar paaiškindamas, galbūt išsklaidydamas kai kurias interpretacijas, kad asociacija nėra steigiama tam, kad remti ką nors, tarkim, kokį nors oro uostą ar dar kažką panašaus. Jokių būdų ne. Kaip gerbiama Lina Vilikienė pristatė, tai yra tiesiog, sakykime, matyti būtinybę galima vadinti būtų šios asociacijos steigimą, kaip tam tikrą sekantį etapą po apskrities panaikinimo ir regioninio koordinavimo būtinybės struktūrą, galinčią užtikrinti tai. Tai čia tik papildymas. Ačiū gerbimai Elinai už pristatymą. Kolegos, kas turite klausimų pranešėjai, prašau. Gerbiamas Titov. Sakykite, kokia mūsų organizacija ar įstaigas yra atsakingas už turizmo vystymą Klaipėdoje? Klaipėdos mieste Turizmo informacijos centras teikia turizmo informavimo paslaugą. Tačiau apie vystymą, kalbant ar dar kažką, tai Klaipėdos miesto savivaldybė. Ačiū. Ar yra dar klausimų pranešėjai? Ateina klausimas? Ne, klausimas neteina. Klausiančių tarybos narių daugiau nematau. Ar yra norinčių pasisakyti šios vos? Jūs norite pasisakyti? Tada ačiū gerbama Linai, klausimų nėra. Pasisakymai gerbiamas Titov, prašau. Gerbiami kolegos, šiuo metu Klaipėda yra nemažiau veikiančia organizacija, užsiimčia turizmu mūsų mieste. Siūlyčiau vietoj naujo įstaigų organizaciją, kuris kainuos klaipėdiečiam 44 453 litų steigimų. Pirmiausia, išanalizuoti eismo veiklą, galbūt jo koreguojant. O 44 453 litai galėtų būti panaudoti ne administravimui, o konkrečių turizmo programų įgyvendinimui.
mes vėl skatinam biurokratizmo augimą, o tikslingiau būtų vystyti efektyvią turizmo menedžmentą. Siūlau atidėti šį projektą svarstymą. Kviečiu jūs ne tuščiai leisti mokesčių mokėtojų pinigus naujo įstaigų steigimą, o efektyviau naudoti eismas. Ačiū labai už pasisakymus, galbūt pridėdamas metus ir gerbamas Vytautas Lubeika. Noriu pasakyti, anksčiau buvo už prieš, kada čia prieš mėnesį tų, bet dabar gerai išnagrinėję situaciją, dokumentus, jaučiu, kad tikrai šita organizacija uždirbs didesnį, kaip čia vadinkim, ne pajamas ar ne pajamas, bet autoritetą, ne tik autoritetą, bet galvoju, jeigu jau yra 5 ar 6 jau savivaldybės, tai Klaipėda neįsijungus į šitų rajoninių aplinkinių draugų būriai, kažkaip tai keistai, nežinau, kasgi ten tuo pirmu smuiku grodo, mano visada Klaipėda. Kitas dalykas, norėčiau sakyti, kad ir daugiau reikėtų pritraukti, ne tik tai, kas buvo apskrityje, bet stiprinti, net, sakykime, iki Rietavo savivaldybę paimti, Plungės savivaldybę paimti, čia aplinkui muziejai, aplink turistinės trasos, aplink ežerai, net ir tokia Tauragė. Taip, kad čia aš tikrai prašyčiau ir auditoriją už. Ačiū labai, Vytautas Šepas, norėjote pasakyti, prašau. Aš visiškai pritariu, ką tik pasakytams Vytauto Lubeikos žodžiams. Pažiūrėkit, kaip įdomiai viskas atrodo. Mes kažkodėl labai alpulingai puolam į visokių ten Liubikų, Kiudžį, Toronto ir kokių ten miestų glėbė, kur nauda tikrai yra visiškai abejotina. O čia kaip šeimoje supranta, žmonos nematom, įlūžę matom, kur kitą miestą gyvena. Tai gal visų pirma pasižiūrėkim, kas šalia yra. Tai čia tik 44 000, tai yra centai, aišku, tai nereiškia, kad mes turime mėtyti kairį ir dešinius, reikia racionaliai, tai trumpai panaudoti. Bet tai bus 100 kartų didesnė nauda, jeigu mes tikrai turėsim gerus kontaktus su savo kaimynais, atsiradusius bendrus klausimus, spręsime kartu vystysime projektus, sakykime, kad ir vakar buvo posėdis pas administracijos direktorių, kur dėl tramvajaus tiesimo, kuris turėtų būti, jeigu mums pavyktų susitarti eismas per kelias savivaldybės. Tai kaip susitarti, jeigu nebendrausi? Ir čia tik 44 000, gal atrodo, aišku, tai nėra nemažai pinigai, bet matyti jau kiekvienas darbas reikalauja kažkokių tai lėšų ir čia yra pačios minimalios lėšos, todėl prašau kolegas palaikyti šitą sprendimą. Ačiū labai, Rimantas Traškevičius, prašau. Na, iš tikrųjų, nebeturiu ką daugiau, bet turite po tokių gerų pasisakymų pono Lubeikos ir Vytauto Šepo, nes tiek ir dalyvavimas ir bendradarbiavimas su miestais, jūsų įvardys Kiudžį, Šendavo, ir visi mūsų miesto vardų ir garsinimas ir populiarinimas tam tikrą prasme. Ir čia nepavisime, jie prasmėtų tai. Tai šioje vietoje nesapaudu, kad kai kurie tai norėjau, čia gerbiamas Titovas nepilnai įsiskaitė, kokiais tikslais yra steigiama šitą asociaciją. Tai yra atstovavimas ir regionų partijos klausimais tarptautinėse renginiuose ir vėlgi įvardintas galimybės pritraukti tikras lėšas europinės struktūrinės paramos bendriems projektams vykdyti, tai aš siūlau iš tikrųjų pritarti šiam projektui ir už jį balsuoti. Ačiū labai. Saulius Gudinas, prašau. Iš esmės pritardamas tokios asociacijos steigimui, aš norėčiau kreipti dėmesį, kad ir jau sakiau 2 mėnesiai atgal, kad jos įstatai parašti yra labai nekvalifikuotai. Ir pasakysiu keletą, netgi pacituosiu dalykų, kurie man atrodo labai keisti, kad asociacija sudaro 7 nariai. Iš 7 narių renkami 7 valdybos nariai, iš valdybos narių renkamas prezidentas ir paskui dar valdybos pirmininkas. Tai mes turėtų turim tokią labai įdomią ir keistą struktūrą visą. Tai siūlyčiau iš esmės pritarant šitam sprendimui administracijai vis tik tai paruošti ir peržiūrėti įstatus, juos pakoreguoti ir tada tik su tokiais įstatais tada tvarkyti viską. Ačiū už pastabumą steigimo metu, kad juristai net ne vienos savivaldybės, 7 savivaldybių juristai vertins jau įstatus, kiek jie atitinka. O tokių organizacijų arba asociacijų steigimo reikalavimus, aš manau, visus tas pastabas tikrai bus atsižvelgta, kito kelio tiesiog nebus, tai bus neregistruojama. Ir dar kaip papildomas kolegos Rimantas Traškevičius prieš tai išsakytą mintį, noriu pasakyti, kad papildydamas ją, gerbiam Titovui, kad revizija, kaip kas savivaldybėje arba Klaipėdos mieste užsiima ir veikia šioje srityje, tai gal ir geras procesas.
Tačiau, kada mes kalbame apie regioninį bendradarbiavimą, apie galimybę pretenduoti į fondus regiono vardu, nė viena iš savivaldybės įstaigų regiono vardu to daryti negalėtų. Tai anksčiau tai buvo apskritis, regioninės plėtros taryba dėja neturi juridinio statuso kaip tokio. Už tai šita asociacija yra, sakykime, galimybė apeliuoti, pretenduoti ir be abejo gauti paramą iš struktūrinių fondų regionų plėtrai. Tai šitos asociacijos pagrindinė misija ir tikslas yra ir tokia. Tai, kolegos, jeigu yra... Be abejo, čia manau, kad procesas nėra baigtinis. Iš šio požiūrį tiesiog, kadangi kalba buvo apie 7 buvusios apskrities savivaldybės, aš manau, kad klausimas tikrai gali, prie jų bus galima sugrįžti, jeigu jį plėsti 8 mėnesių savaitės aspektų. Kolegos, ar yra dar norinčių pasisakyti? Jeigu nebėra, tada, kolegos, vis tik tais kviečiu balsuoti. Tai yra 5. darbotvarkės klausimas dėl pritarimo Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijos steigimų. Pradedame balsavimą ir jungtis yra balsavimas kompiuteryje. Taip, kas ne kompiuteryje, kas už šį sprendimo projektą, prašau pakelkite rankas. Pavardinkite, jeigu galite. Ačiū. Kas prieš šį sprendimo projektą? Yra, kas susilaikote šio klausimu? Tai viskas. Ačiū labai. Tada žiūrim, ką turim. Stabdėme balsavimą kompiuteryje. Ekrane. Ir matau, kompiuteryje 18 balsavo už ir 3 balsavimo, 21 balsavo už. Prieš balsavusių nėra, susilaikė 19 balsavus už ir 3 vardiniai 22, susilaikė, jeigu man teisingai rodo, 4. Ir dar vienas už. Reiškia, 23 tarybos nariai balsavo už, 5 tarybos nariai susilaikė, tad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba pritarė regionų savivaldybių asociacijos steigimui. Ačiū. Ir sekantis darbotvarkės klausimas, 6. dėl Klaipėdos smulkio ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudarimo ir nuostatų tvirtinimo pranešėjai Gerbiama Nestolinė. Prašau.